Sveikinu, draugai. Pažiūrėkite žemėlapį. Tai Somenis, mažas pajūrio miestelis. Ypatingas jis tuo, kad jei iš jo išplaukti šia kryptimi ir niekada niekur nenusukti į šoną, tai sekančią sausumą sutiksite tik už 32 000 km. Tai pats ilgiausias tiesios linijos maršrutas Žemėje, einantis išskirtinai tik vandeniu. Ir baigėsi jis Kamčiatkoje. Tuo tarpu pats ilgiausias tiesus sausumos maršrutas netoks įspūdingas, bet vis tiek tęsiasi net 11 000 km. Nuo Portugalijos Agrešo iki Kinijos Čendžou, jei teisingai ištariu. Pasižymėkite, kas nemėgstate sukti į dešinę, arba į kairę. Aišku, kad šie ir kiti maršrutai kerta kalnus, upes, jūras, vandenynus. Skamba gražiai, bet tik iki tol, kol nenuspręsite nutiesti telekomunikacijų ryšio linijas. Ir šitoje vietoje susidursite su gausybė problemų. Nes nutiesti 1000 km laidų sausumoje ar vandenyno dugnu, sumontuoti ir įjungti mobilų ryšį ar paleisti skrieti kosmoso ryšio palydovus, visos tos užduotys nėra iš pačių lengviausių. Visa telekomunikacijų vystymus istorija tai pastovus iššūkiai įvairioms stichijoms. Todėl dabar mes išsiaiškinsime, kiek ir kokių sunkumų kilo ir su kokiomis gamtos jėgomis teko susidurti, kad dabar mes štai taip ramiai ir aiškiai galėtume žiūrėti šią laidą per nuotolį. Taip pat sužinosite, kokį triuką sugalvojo ją fermeriai, kad naudotis telefonu nemokamai. Kam prireikė tokių pripučiamų palydovų, kodėl mobilus ryšys vadinamas koriniu ryšiu, o bitė yra bitė. Ir kas akimirksniu galėtų sugadinti visus elektros tinklus. Ir taip, pradėsime nuo elektrinio telegrafo ir telefono. Savaime aišku, tai buvo milžiniškas vystymosi šuolis. Nes viskas, kas buvo iki to, buvo primityvios technologijos, nors iš tikro ir pačios pirmosios elektros linijos buvo super paprastos kaip 2x2. Pavyzdžiui, mes pripratę, kad buitinių prietaisų laidose yra tik 2 gyslos, 2 skylutės rozetėje, baterija turi 2 kontaktus, mono audio jungtis taip pat 2 kontaktai. Bet tai buvo ne visada. Pirmosios telegrafo sistemos buvo vienalaidės, o antro kontakto laido vaidmenį atstojo Žemė. Taip, XIX amžiaus viduryje tai dar buvo įmanoma, bet augant elektros perdavimo linijų skaičiui, daugėjant laidų, elektromagnetinio triukšmo nuo jų darėsi vis daugiau ir daugiau. O tai maišė atskirti ir atpažinti telegrafo signalą tose vienalaidėse sistemose. Todėl prireikė antro laido. Jame generavosi tokie pat trikdžiai kaip ir pirmajame laide, o tai leido trikdžius paprasčiausiai išskaičiuoti iš pirmojo laido potencialo, kad gauti pirminį neiškreipytą signalą. Tai yra, dabar jau mums reikia sunaudoti 2 daugiau laidų, iš esmės dėl mūsų pačių veiksmų. Bet kokiu atveju elektros linijas galima apsaugoti nuo daugybės nelaimių, gerai izoliuoti, pravesti po žeme, bet yra stichija, nuo kurios pas mus nėra apsaugos iki šiol. Tai geomagnetinės audros. Magnetinio lauko suaktyvinimas ir pokyčiai visada paveikia ir elektrinį. Ilgose laidose gali atsirasti tokia didelė įtampa, kad prietaisai bus perkrauti ir suges. Pati stipriausia geomagnetinė audra buvo užfiksuota 1895 metais. Ją vadina Carringtono įvykiu. Vėlesniais metais buvo nemažai magnetinių audrų, sugadinusių net visas energetikos sistemas, bet iki šiol su tuo nieko padaryti negalime, nes jos priklauso nuo Saulės aktyvumo, kurią neaišku kaip apskaičiuoti. Nors iš kitos pusės, jei norite nemokamos elektros, tai paprasčiausiai prateskite iš vakarų į rytus 20 km ilgio laidus ir laukite audros. Tarp kitko, dar dėl nemokamų dalykų. Yra įdomi istorija iš XIX amžiaus, Jungtinių Amerikos valstijų. Tuo metu telefono tinklai labai aktyviai vystėsi. Tiesa miestuose, o kaimo vietovėse niekas to neužsiėmė. Ir ūkininkai sugalvojo išeitį, kaip apsirūpinti ryšiu. O dar ir nemokamai. Ta padaryti jiems padėjo spygliuota viela. Aišku, niekas niekam ta viela negrasino. Paprasčiausiai tapo tokia pigi, kad ūkininkai pradėjo kilometrais atverti savo sklypus, kad apsaugoti savo pasėlius nuo laisvai besikanančių galvijų, kurie juos jei neišrupšnodavo, tai išmindžiodavo. O tai turėjo 2 efektus. Visų pirma, dygliuota tvora praktiškai visiškai eliminavo tokį dalyką kaip laukiniai vakarai ir kaubojai, kurie prižiūrėjo bandas ir savo žirgais skrodė laisvas nieko nepribotas prerijas. O visų antra, užteko pajungti telefoną prie spygliuotos tvoros vielos ir jūs jau turite nemokamą ryšį su visais aplinkiniais kaimynais,
10 km spinduliu, nes visos tvoros buvo sujungtos į vieną ir gaunasi toks kaip ir didžiulis elektros tinklas. Garso kokybė, aišku, buvo ne kažką, ir negali paskambinti konkrečiam abonentui, bet buvo galima transliuoti koncertus, visiems abonentams pranešti naujienas arba apie pavojus ir daugelį kitų dalykų. Ko tai jums ne minimalus namudinis, kaimudinis internetas? Tai padaryti buvo labai lengva. Pasikartosime. Svarbiausia – gera izoliacija ir įžeminimas. Na, o ir telefonai tais laikais buvo žymiai paprastesni. Ten sudedamųjų dalių – tai tik garsiakalbis, mikrofonas ir krūvelė laidų. Tęskim toliau. Kaip padengti visą kontinentą tūkstančiais kabelių, dar galime įsivaizduoti. Bet kaip nutiesti linijas per vandenynus? Tiksliau, po vandenynais. Savaime aišku, kad tai daug sunkiau. Ir pirmasis telegrafo linijos kabelis per Atlanto vandenyną buvo nutiesas tikrai ne iš pirmo karto. 1858 metais. Šio pirmojo ryšio kanalo greitis buvo ypatingai žemas. Pirmąjį pranešimą, kurį sudarė 99 žodžiai, užkoduota Morzės abėcėlė, perdavinėjo net 16 valandų. 16 valandų. Tai maždaug 0 sveikų ir 700 bitų per sekundę. Arba 251 bitas per valandą. Antroji kabelio versija buvo 80 kartų greitesnė. Bet vis tiek, kaip patys suprantate, toks greitis tai gan toli iki šiuolaikinių torintų greičių. Bet kodėl viskas buvo net ant tiek lėtai? Visas reikalas kabelio varžoje ir indukcijoje. Signalus sklindant kabeliu, jis susilieja ir išskysta kaip rašalo dėmė. Ir pas gavėją ateina jau ne kaip signalas su aiškiu staigiu piku, o susilpnėjęs, glotnesnis ir labai pailgėjęs. Todėl tarp siunčiamų simbolių teko daryti ilgus tarpus, kad jie nesusilietų į vientisą košę. Šiuolaikiniai kabeliai, ar tai būtų variniai ar optiniai, taip pat turi šį efektą. Tik aišku mažesniu mastu. Juose po vandeniu maždaug kas 80 km sumontuoja specialius kartotuvus, kurie sustiprina signalą, kas leidžia pasiekti 10 terabitų per sekundę ir didesnį greitį. Stori greiti kabeliai tai aišku labai gerai, tik va prie kiekvieno telefono ir kompiuterio jų neprivesi, todėl belaidės technologijos idealus sprendimas. Sunkumų čia aišku irgi netrūksta. O pagrindinis tai kaip stabilių radio signalų padengti didelę teritoriją. Galima pasiūlyti keletą sprendimo būdų. Pirmas – tai teritorijoje išplėtoti mažo galingumo imtuvų, sustuvų, stočių, bokštų korinį tinklą. Mobilaus ryšio tinklą. Aišku, nors ryšys ir nepadengs visą planetą, o tik tankiai apgyvendintus rajonus, bet vis tiek sprendimas geras. Ir čia atsiranda loginis klausimas. O kodėl būtent korinis? Šešiakampio struktūra kaip korys. Čia reiktų paaiškinti. Tarkim, pas mus yra daug mobilaus ryšio bokštų, kurių signalo stiprumo užtenka 30-40 km diametro zonai. Užduotis tokia – panaudojus minimalų bokštų kiekį padengti maksimalų teritorijos plotą, be jokių tarpų ir skylių. Sunkumas yra tame, kad kuo labiau ryšio bokštų zonos persidengia, tuo mažesnis bendras padengimo plotas. Todėl kaip jas reikia išdėstyti, kad tų persidengimų būtų kuo mažiau. Kągi, pabandom. Iš pradžių bokštelius išdėstom į eilę, kad jų veikimo zonos viena kitą liestų. Toliau štai tokią eilę. Tada tokią ir taip toliau. Ryšių padengta visa teritorija, bet persidengimų labai daug. Išdėsčius tokiu būdu, tai persidengimai sudaro net 57% visos padengiamos teritorijos. Pabandom kitaip. Bokštus išdėstome štai kaip, kad jos sudarytų kvadratinę struktūrą. Atrodo zonų persidengimas mažesnis, bet iš tikro ne. Čia taip pat neefektyviai padengta tie patys 57%. Bet jei bokštus išdėstyti štai taip, tai persidengimo plotas užima tik tai 21% visos dengiamos teritorijos. Ir svarbiausiai, tai pats efektyviausias ploto padengimas. Bokštų išdėstymo būdų su dar mažesniu persidengimu paprasčiausiai neegzistuoja. Ir atkreipkite dėmesį, zonos sudaro šešiakampės struktūras, korius, panašius į bičių korius. Todėl net vienas iš mobilaus ryšio operatorių tai pasivadino. Gal žinote kuris? Reiktų pabrėžti, kad realybėje viskas daug sudėtingiau, nes reikia atsižvelgti į vietovės reljefą, miesto statinius, daug kitų parametrų. Todėl koriai retai būna taisyklingos formos. Bet idealiu atveju jie būtent tokie ir būtų. Savaime aišku, yra dar vienas būdas teritoriją padengti ryšiu. Pakelti į dangų palydovą. Iš aukštai jis gali veikti didelėje teritorijoje. Įdomu, kad patys pirmieji globalūs ryšio palydovai tai buvo štai tokie pripučiami oro balionai. Tai labiau panašus į žaislinę mirties žvaigždę.
Bet tai pasyvių orbitinių retransliatorių projektas ECHO, lietuviškai aidas, vykdytas 60 metais NASA, Jungtinėse Amerikos valstijose. Juose nebuvo jokių elektroninių prietaisų. Tai buvo paprasčiausias didelis pripučiamas veidrodis. Signalas sklido nuo Žemės ir atsispindėjo į kitą Žemės vietą. Štai tokios buvo tų laikų kosminės technologijos. Pripučiamų palydovų projektų buvo nemažai. Pats didžiausias buvo ECHO 2, su didesniu kaip 41 metrą diametru. Bet vis dėlto ši technologija turėjo daug trūkumų. Todėl dabar naudojami aktyvūs retransliatoriai, kurie priima signalą, jį apdoroja, sustiprina ir toliau perduoda į Žemę. Bet kad ir kokie tobuli būtų palydovai, yra fizikos dėsniai, kuriuos apgauti nepavyks. Pavyzdžiui, kad palydovas kabėtų tiksliai virš vieno Žemės taško, jį reikia išvesti į geostacionarią orbitą, kurios aukštis beveik 36 000 km. Toks padorus atstumas. Todėl palydove sumontuota įranga turi būti galinga ir gan didelių gabaritų. Į kišenę neįsidėsi. Bet visų svarbiausia – tai signalo vėlavimas. Taip, signalas juda šviesos greičiu, bet čia ir šito gali būti per mažai. Nes jei norite gauti atsakymą, reikia, kad signalas net 4 kartus įveiktų šį atstumą, o tai jau gaunasi daugiau kaip 143 000 km, o laiko atžvilgiu tai gaunasi beveik pusę sekundės vėlavimas. Ir šį vėlavimą net fiziškai neįmanoma sumažinti. Pokalbėms visokiems YouTube tai dar visai tinkama, bet nuotoliniam valdymui, prekybai biržoje ir svarbiausia online žaidimuose toks didelis pingas tai kaip taisyklė visai ne okei. Be to ryšys per palydovą gali būti veikiamas taip vadinamos saulės spinduliuotės. Tai situacija, kai antena, palydovas ir saulė atsiduria lygiai vienoje linijoje. Tokiu atveju antena priima ne tik naudingą signalą iš palydovo, bet ir gan didelį triukšmą signalą iš saulės, kaip saulės spinduliuotė. Ir tada ryšys pradingsta visai. Aišku, džiugina tai, kad geostacionariuose palydovose tai nutinka tik dienomis esančiomis arčiau pavasariniam ar rudeniniam lygiadieniui. Be to toks saulės trukdymas tęsiasi tik kokias 10-12 minučių per dieną ir mes galime tiksliai apskaičiuoti, kada tai įvyks. Bet vis tiek, prieš šią problemą mes bejėgiai. Ir vienintelė išeitis arba kentėti, arba prisijungti kitą palydovą. Šiame kontekste labai patrauklus tokie projektai kaip Elono Musko Starlink. Sistema, kurią sudaro keletą dešimčių tūkstančių palydovų, skriejantis aplink Žemę žemoje orbitoje. Jie arti, todėl vėlavimas mažas. Ir jų daug. Visus vienu metu Saulė niekada neužgoš. Vienintelis dalykas, kad jie pastoviai juda. Todėl, kaipgi į juos nutaikyti anteną? Bet fazinės matricos antena šią problemą išsprendžia. Todėl pagrindinis tokių projektų sunkumas yra jų kaina ir mastelis. Bet tai tik laiko klausimas. Ką puikiai įrodė ir Starlink. Šiuo metu sklandžiai teikiantis greito palidovinio interneto paslaugas daugelį pasaulio vietų. Todėl šiuo metu interneto ryšys yra pasiekiamas beveik visose planetos vietose. Aišku, didžiausias interneto srautas eina per povandeninius daugiakanalius optinius kabelius. Bet ypač sunkiai pasiekiamose vietovėse, prašom, jei ne Starlink, tai bent jau lėtas su vėlavimu senesnės kartos internetas per geostacionarius palydovus. Ar tai reiškia, kad jau vyko pilna planetos internetizacija ir nieko naujo šioje srityje jau nesitikėti? Ginčytinas klausimas. Nesunku dabar spręsti, kas nutiks, kai interneto greičiai išaugs dar dešimtimis, šimtais ar net tūkstančiais kartų. Bet taip juk tik įdomiau. Tai šiandien tiek. Dėkoju, kad žiūrėjote iki galo. Jūsų peržiūros, prenumerata, patiktukų ir komentarai man tikrai labai svarbus. Todėl nepatingėkite, komentuokite, užsiprenumeruokite mano kanalą ir pasidalinkite šią laidą su draugais. Jei patiko, nykštis aukštyn. Jei nepatiko, tai irgi nuomonė, nykštis žemyn. Iš anksto ačiū ir iki.